Labas vakaras, Palmyra, labai džiugu Jūs matyti ir labai smagu, jog šiandien turiu galimybę Jūs pakalbinti. Ir Jūs esate viena iš tų, kuri gali papasakoti ne tik apie Stakliškių vietas, bet ir žmonės. Tai pirmiausia, būtų smagu sužinoti daugiau apie Jūs. Tai Jūs esate kilusi iš Pieštuvėnų. Ir kuo šis kaimas Jums yra ypatingas? Kaip sakė Justinas Marcinkevičius, tėviškė prasideda žmogus. Tai Pieštuvėnai yra mano tėviškė, gimties vieta ir pati brangiausia vieta gyvenime, kur kiekvienas išvaikščioti keliai, visi takai. Aišku, dabar jau užaugo ir išvirtę nuo Vėtros pušys antrą kartą. Su manim, kai aš ėjau į mokyklą, sakykime, jos buvo, o dabar vėl keičiasi kartos tam kaime, bet tai yra kaimas, kuris pats gražiausias, mieliausias ir žmonės geriausi. Ir mano tėviškė. Sveiki, Vida. Labai malonu, kad turiu galimybę Jūs pakalbinti. Žinau, kad esate ilgametė Stakliškių gyventoja, ilgametė kultūros centro darbuotoja. Tai papasakokite, kada ir kaip Jūs pirmą kartą atsidūrėte Stakliškėse. Aš ne dzūkė, tik iš Lazdijų. O baigusi kultūros mokyklą, gavau paskyrimą į Stakliškes, taip ir atsiradau Stakliškėse ir pradėjau dirbti kultūroje. Pirmiausia, dirbau bibliotekoje, nes baigiau bibliotekininkystę. Paskiau prisikalbino mane į kultūrą ir toliau tęsiau darbą jau kultūroje. Tai Jūs čia gyvenate nuo pat pradžių, nuo pat gimimo? Nuo pat gimimo, bet jau dešimtmetis kaip gyvenu Prienuose, bet tik tai gyvenu ir Prienuose, ir Pieštuvėnuose. O kuo Jums Pieštuvėnai ir Stakliškių kiti kaimai išsiskiria iš kitų vietų? Pirmiausia, tai išsiskiria kraštovaizdžiu. 10 piliakalnių, 10 ežerų, 9 piliakalniai, pilkapiai, garsusis Gojaus ąžuolas, tiesiog Napoleono ta pati kepurė, ir žinoma UAB lietuviškas medus, kur galima tikriausiai ir daugiau, čia jau istorija, kur medaus įkūrėjas Aleksandras Sinkevičius patobulino iš informacinių ten šaltinių 72 metais receptūras, jas užpatentavo Didžiojoje Britanijoje ir tai prasidėjo, nuo to laiko prasidėjo medus, kuris garsina pasaulyje, sakyčiau, Stakliškės. Jūs ir pati nemažai laiko ten praleidot? Praleidau 10 metų, taip. Tai Jūs irgi sieja su... Žinoma, sieja labai didelė meilė medui. O kaip prasidėjo Jūsų bendradarbiavimas su Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščių Gyvenimas? Su Gyvenimu prasidėjo bendradarbiavimas, sakyčiau, nuo kūrybos, nuo mano pačios, nes, kaip sako, džiaugsmas nekūrybingas, neturi katarsio, o išgyventas skausmas, tada pradėjo skausmas, patirtys, pradėjo lietis eilėraščiais ir tokiom nedidelėm apibraižom, Jūratės gyvenimo apibraižom. Ir laikraštis spausdindavo, o paskui pakvietė ir pabendradarbiauti. Ten į vieną šventę aprašyti, kitą ir taip pasilikau. Tai tokie ir buvo Jūsų pirmieji tie straipsniai apie Stakliškių seniūniją ir jo žmonės? Pirmieji straipsniai tai ir buvo renginiai, po liepą brandinančią medų, aprašymas renginių, sakykime, paskui buvo tokia rubrika Pusdienis kaime, kai pavyzdžiui atvažiuoji ar tai į Stakliškių kaimą. Stakliškių kaimas yra šiek tiek mažiau negu 5 kilometrai nuo miestelio. Tai atvažiuoji, pavyzdžiui, pas girininką Stasį Jurkonį, tada eini pas jo kaimynę ten už kalnelio, kurio nesimato, kitą, pas amžiną atilsį jau Aldona Petrauskinė, kuri buvo duonos kepėja ir kuri ten pasakoja duonos bandų kepėja. Ten tikrai labai, taip užeini pas keletą žmonių ir jie atsiveria net ir, sakykime, ten iš nuo vaikystės, jaunystės, bet
kartais paprašo kažką ir nutylėti, ir paslapti kokią pasako, bet tai nereiškia, kad, jie išsaugai žinoma ir tie žmonės yra, dar mūsų krašto žmonių tas bruožas yra paprastumas. Tik visos, sakyčiau, netgi Stakliškių seniūnijos žmonių. Aišku, Pieštuvienų kaimas išskirtinis tuo, bet ir visi kaimai, visi ir pats Stakliškių miestelis yra žmonių paprastumas, nuoširdumas. O jums rašyti tuos straipsnius buvo apie krašto žmonės labiau pareiga ar pašaukimas toks? Pareiga, pašaukimas ir svarbiausia tai yra tokia didelė atsakomybė. Nes rašai apie žmogų, sakykime, kaip pavyzdį, apie UAB Lietuviškas medus laboratorijos vedėja Elvyra Šeškienė kalbinė. Kalbinė kitą žmogų, kuris su tavim, kur mane augino tie žmonės, kur ir pamokas, ir pažinimą davė, ir aš turiu paskui rašyti ir labai atsakomybė didelė. Ką jums reiškia Stakliškės? Stakliškės gal pasakyčiau kaip ir antra gimtinė jau. Jau čia susiradau vyrą, gimė vaikai ir visą gyvenimą jau praleidau Stakliškėse. Tai kaip ir antroji gimtinė. Tai kaip apibūdintumėte žmogui, kuris niekada čia nėra buvęs? Apibūdinčiau taip, sakyčiau gal, kad vienos dienos Stakliškėse viską apžiūrėti, pamatyti, sužinoti per maža. Mažiausiai reikia 2 dienų. Apkeliauti, apžiūrėti, apsidairyti. Sakyčiau, kad tik tai taip. Reikia paskirti laiko. Papasakokit apie savo jaunystę. Kaip atrodė Stakliškėse jūsų jaunystė, kasdienybė? O, kokis klausimas. Jaunystė, kokia jaunystė? Jaunystė, kai visi žino tą jaunystę. Radau vyrą, apsivedėm, gimė vaikai, darbas, šeima ir ūkis. Visa buvo, taip jaunystė ir praėjo. O su kultūriniu gyvenimu susijusiu? Iš jaunystės visiems kokių nors renginių? Labai daug visokių buvę. Vienas man labiausiai įsimintiniausias pas mus labai vyko diskotekos kultūros. Tada kultūros namai vadinosi, ne centras, niekas kultūros namuose. Ir kai atsidarė šiti kultūros namai ir vyko tos diskotekos ir prisirinkdavogi pilna salė jaunimo. Ir aš dar pardavinėjau bilietus ir tokie 3 berniukai tokie. Derasi, aš galvoju, pinigų prisirinkau, gal jie nori iš manęs tuos pinigus atimti. Aš šią biskį pasispaudžiau, viskas. O jau jie ilgai dėrėjos, aš filmus pasižiūriu. Daina ir sako, mums po bilietą jau vieną. Aš jiems paduodu tą bilietą ir vienam ir kitam, jie teisingai sumoka pinigus, viskas. O kitas ir stovi. Stovėk. Čia eina jaunimas, ir paskiau jis daina prie manęs ir sako, tai man taip pasilikęs iš kultūros šitas. Jis daėjo taip gražiai mane žiūrėdamas į akis, sako, Kultūrkienė, ar galit mane įleisti? Sako, aš kitą savaitę jums atnešiu, tikrai atnešiu. Sakau, ačiū, kad tu taip mane gražiai pavadinai Kultūrkienė. Sakau, ir kitą savaitę nenešk, ir kitą aš tave įleisiu už dyką. Tai tas Kultūrkienė, kad net nežinojo, kaip kreiptis. Tas buvo mano gyvenime labai pasiliko tas toks įvykis. O šitoj Stakliškių seniūnijoje, ar esate sutikusi tokių žmonių, audėjų, menininkų? Tai Dalia ir Martina, Dalia ir Nerijus Kisieliai. Tai buvo galbūt pirma pažintis, kai Dalia daugiau tapytoja, Nerijus iš Vilniaus daro skulptūras. Ir tai yra labai įdomų žmonės, paskui gyvena čia, nelabai toli Lingostos, turbūt Lepelionių kaime. Paskui Martynas Breikštas Kalvis, paskui Algimantas Palevičius, laisvas menininkas, dailininkas. Paskui, žinoma, daug žmonių, daug yra mėgėjų, kurie mėgėjiškai tapo. Laimutė Benokraitienė iš Vyšniūnų, Regina Kuktienė, Stakliškietės, Vanda Kasparavičienė, Zita Liutvinskienė. Tai va, tokios, taip,
O audėjos, tai audėjų yra iš tikrųjų jau kartos keičiasi. Ir teko man prieš pusmetį sutikti labai įdomią dizainerę Ingą Skripką, kurios šaknys yra Užuguostė, jos močiutė yra audėja. Ir ji perėmė iš močiutės tą, nežinau, meilę tam darbui ir ieškojo audėjų tiesiog televizijos laidoje Labas rytas. Ir taip aš pati jai paskambinau, kad ji pakalbintų mano mama yra audėja, nes ji ieškojo audėjų. Ir žinoma, jinai atvažiavo su komanda, mes paruošėm ten mamos tų austinių. Ir atjaunėjo mama tada tom 3 valandom, sugrįžo į tą savo audimą, nes audėjų tai ir Stakliškėse, ir visuose kraštuose, Vyšniūnuose, Užuguosty, Radomysly, ten visuose kraštuose, kiekvienuose namuose buvo praktiškai audėjos, nes tuo laiku žmonės audė ir iš to gyveno, ta prasme, ne tik parduodavo, bet jie siūdavosi rūbus, siūdavosi ir paklodės, ir antklodės, ir dar labai buvo, tai tiesiog kiekvienuose namuose ir jį saugodavo, ir išsaugoja žmonės, kaip čia pasakyti, tos šarvonių, ausdavo šarvonėms, nes namuose žmonės šarvodavo, kai numirdavo, ir būdavo atskiri, tai yra, jau ten atskiri audiniai, atskiri raštai, gal netgi raštai, spalvos žinoma, būtent skirtos tom šarvonėm. O Inga Skripka tai yra dizainerė, kuri siuva drabužius ir bando išsaugoti šitą audėjų amatą. Renka ir ieško audėjų. Įdomesnis pavadinimas toks. Gal galit papasakoti apie kokią nors iškilę asmenybę, galbūt kažką žinot iš seniau? Taip, šitas dalyvavau 4 Stakliškėse vykusiose ekspedicijose ir taip vaikščiom po visur, vis tiek pamatai susipažinsi su tai žmonėm. Ir tai čia nelyginus jau Rita Balsevičiūtė, čia minėjau ir Palmyra, kad jau čia Stakliškių garsenybė, paskui buvo mokytoja Janina Matkevičienė, kraštotyrininkė garsi, amžinatilsį. Bet man labiausia visada pasilikę tokia Janina Armanavičienė buvo. Jinai buvo ir dainininkė, ir giesmininkė, ir pasakorė, ir ko tik reikėdavo kultūrai, ir tepa nubilę ko ar sukurti ar ką būdavo, jinai visada sugebėdavo. Tai aš ją visada vadindavau Stakliškių vaikščiojanti enciklopedija. Tai labai man ta Janina pasilikus tokia jau tikrai žmogus buvo. Turėjo ir atmintį labai gerą. Ir dar tas Vytautas Kaminskas tokis buvo, kada ir buvo, aprašinėjom šitus knygnešius. Tai nuvėjom pas tą Vytą, tai irgi iš širdies viską, visas pavardės atsimena, kur slėpdavo laikraščius, jau tie knygnešiai, kas paimdavo, kas atiduodavo, irgi labai buvo tokia šviesios atminties vyras. Ir paskui, kada vyko kalbinė ekspedicija, užrašinėdavom visus miestų pavadinimus, upelių, pelkių, visokius visų. Tai tokis buvo Adomas Noreika. Jau taip vaizdžiai, jisai pasakodavo, kad atrodo, nežinau, kai artistas kokis žmogus. Tai man šitie 4 žmonės išliko visam laikui atmintyje. O kokių neeilinių žmonių esate sutikusi Stakliškių seniūnijoje, ar šiaip kokių paprastų, bet ypatingų žmonių, kaip ūkininkų, ir iš tų amatininkų kažką galbūt? Tai žmonės yra visi ypatingi, o iš ūkininkų, žinoma, tai yra didieji mūsų ūkininkai, Šipšinskas, Keblikas, Laimos Balsevičienės ūkis, Armanavičienės, labai graži Jonučių šeima, sugrįžusi pienininkystės ūkis, Karolio Markausko ūkis. Tai yra
jauni žmonės, kurie prisideda ir prie švenčių organizavimo, ir juose dalyvauja. Ir, tai yra, turim saugot, kad jie tik tai išliktų ir nepabėgtų. O, sakykime, amatininkų daug yra, kur moterys pačios tapybą baigė ir jos tapo Vyšniūnietės, Vyšniūnų krašto Laimutė Benokraitienė, Regina Kuktienė, kaip tik dabar vyksta Vyšniūnų bibliotekoje paroda, Birutė Marcinkevičienė, Stakliškietės Vanda Kasparavičienė, Zita Liutvinskienė, žinoma, Dalia ir Nerijus Kiseliai, Martynas Brėkštas Kalvis. Tai čia jau minėjau, kad tai yra, visi yra asmenybės ir labai įdomų žmonės. Tikrai tiek ūkininkai, tiek amatininkai, savo darbo mylėtojai ir visi Stakliškių seniūnijos žmonės yra patys geriausi Lietuvoje. Taip. Labai smagu, džiugu girdėti, kad nemažai šiame krašte yra tokių žmonių, o galbūt esate sutikusi kažkokių paprastų žmonių, bet labai ypatingų, gal mokytojų, ūkininkų, kurie taip pat pasižymėjo kažkuo. Visi žmonės paprasti ir nepasakyčiau, kad mūsų krašte tiek aišku, Pieštuvėnuose, Stakliškėse, Užuguste, Vyšniūnuose nesiskirsto pagal tas pareigas. Jie visi labai draugiški ir nuoširdūs ir nežiūrint užimamų tų pareigų. Ir kaip skambėjo klausimas? Galbūt paprastų iš... Ar mokytojų gal kažkokių yra, kur... Mokytojai, žinoma, šviesaus atminimo mokyklos direktorius Pranas Kundrotas. Tai turbūt tai asmenybė jau ir krepšinio komandos buvo mokykloje garsinos. Tai yra žmogus, kuris atidavęs save jau, jeigu iš mokytojų. Visa kita, tai visi mokytojai mūsų yra. Galbūt krašto žinovų kažkokių. Krašto žinovai tai Rita Balsevičiūtė, paskui jau irgi šviesaus atminimo Vytautas Kaminskas. Daug save atidavusių žmonių yra, žinoma, Aleksandras Sinkevičius, lietuviško medaus įkūrėjas ir puoselėtojas ir tradicijų tęsėjas. Bet ir sakykime, lietuvių kalbos mokytoja dabar, kur save dar Stakliškiam vis tiek atiduoda, tai Ona Andrulevičienė, mokytojos Angelės Žygienės dukra, gydytoja profesorė Aušra Žygaitė Černiauskienė, ta pati jūsų buvus kultūros namų ilgametė direktorė, ansamblio vadovė, etnografinio ansamblio vadovė Vida Beliukevičienė. Tai tų žmonių tikrai mes turim ir jie visi garsina Stakliškes. Yra rašytoja Maironio muziejaus muziejininkė Nijolė Raižytė, buvo čia jos ir knygų pristatymai. Jos sesuo Marytė Raižytė Marijampolėje gyvena, bet taip pat jinai rašytoja. Tai turtingas tas kraštas Stakliškė. Nemažai yra tokių žmonių, kuriais galime pasidžiaugti. O gal žinote kažką apie Stakliškių virtuvę? Galbūt kažkokių esate užsirašysi receptų iš anksčiau, kur žmonės jums papasakoja kažką tokio. Bet prieš virtuvę dar prisiminsiu vieną laisvą tą dailininką, mėgėją Algimantą Palevičių. Tiesiog, žinoma, jis buvo mano ir bendradarbis, mechanikas Stakliškio gamykloje, bet jis daugiau, paskui jisai labai daug tapė. Jisai tapė jau tada, bet paskui portretus ir dabar dar jisai, žinoma, tapo. Jis jau skaičiuoja per virš 80 savo vasarų, bet tai yra labai įdomi asmenybė, labai įdomus žmogus ir tiesiog tame portrete tikrai save matai jo nutapytam. Ir buvo suorganizuotos parodos Kaune menininkų namuose
Nu, tai irgi vis tiek garsina Stakliškes, nes pavyzdžiui ir Vaidos Genytės portretą jisai tapė ir kitų šviesių žmonių asmenybių. Paskui Janina iš Užuguosčio, jeigu Janina Ptašnekaitė Liupkevičienė, prancūzų kalbos mokytoja, jau dabar irgi išėjusi amžinybę, bet tiesiog teko rašyti interviu, asmenybių šviesa, tuo metu jinai gyveno ir mylėjo su Stasį Liupkevičių harmonikos ansambliui, kurie ir vadovą. Su jais abu aš tada kalbėjau, tai įsiminė jos tas, ir gal ir yra tas kad iš to vienkiemio nuo Reikiškių, kas jie pastumėjo link kūrybos ir link prancūzų, kad tai buvo ta karta, kuri neturėdama kuo kartais ir apsirengti, ir apsiaut, ir per balas, ir sniegą, ir šaltį didesnį negu dabar būna. Ir pro tą šaltinuką ir sodą, kaip jinai sakydavo, pasiekdavo Užuguosčio vidurinę mokyklą, ir gerai mokėsi, baigė prancūzų, pasiekė ir paskui jinai rašė eiles, o Stasys jas įdainuodavo. Ir tai buvo tikrai labai įdomus asmenybės. Labai smagu, kad tiek turime ir dailininkų, ir audėjų, ir amatininkų, o dabar sugrįžkime į virtuvę. Nes labai įdomu, ar kažką žinote iš tokių. Virtuvė tai turbūt duonos kepimas ir bandų kepimas ant kopūsto lapo. Tai yra tokie pagrindiniai patiekalai Stakliškėse. Tai įsimintiniausi tokių, kur visi turbūt žino ir kaip kepti ir ragavę. Tai tikriausiai, kad be bulvių ir kopūsto lapų bandų ir pečiaus tam skirto bandų neiškepsi. Ir, žinoma, būtina padažas, ten varškė specialiai padaryta, spirgučiai ir dar spirgučiai supjaustyti pagal tam tikrą ten dydį negalima, bet kaip reikia dar valgyti su pirštais ir pasidažyti tą padažą, kitaip irgi negalima. Ir galima užsigerti lietuviško medaus kokio nors išsirinkus gėrimų. Ar jaučiat, kad per jūsų gyvenimą Stakliškės pasikeitė? Tai be abejo, ką čia kalbėti, pasikeitė labai, pažiūrėkit tos viešosios erdvės. Dar ir mes visos pensininkės vaikščiojam po stadioną. Žinoma, ir tas paminklas gražiai atrodo, labai pasikeitė. Ir dar tikiuosi, kad labai keisis. Koks pasikeitimas labiausiai patinka šiuo metu? Gal sakyčiau, tas paminklas dabar jau tikrai yra, kur susibūrt visokiam valstybinėm šventėm, visokiam renginiams jau labai malonu. Grįžkim prie jūsų kultūrinės patirties, tai papasakokite, kaip prasidėjo jūsų kelias į kultūrinę veiklą. Minėjot, kad atsiuntė jūs čia dirbti. Taip. Galbūt papasakokit apie pirmą savo renginį. Apie pirmą renginį, tai ką, pirmas renginys, tai žinoma, buvo diplominis darbas. Baigiau režisūrą dar paskiau. Tai buvom pastatę Valiusiai reikia Alekso, bet ir ištrauką tą trumpai. Tai žinoma, kiek jaudulio buvo, kiek visokios lakstymo, kiek ir gerai pasisekė, įvertino ir tai buvo pirmasis mano renginys, tai diplominis darbas, o paskui jau čia ėjosi visi, kas. Kiek metų dirbote kultūros srityje? 52 metų, kada mano anūkas sako, eikit, močiutė, tiek žmonės negyvena. 52 metus atidirbau kultūroje. Kurį renginį prisimenate kaip įspūdingiausią ar jautriausią, kuris labiausiai įstrigo? Čia geras klausimas. Įspūdingiausia. Sakyčiau, ruošėmės dainų švenčiai 2007 turbūt būties ratu, kaip te vadinosi. Repetavom, čia geriau viską susirepetavom ir jau atranka vyksta į tą, jau ką atrenka vienus kitus išmetam kolektyvus. Ir mes nuvažiuojam, jau ta vyksta atranka ir jau mūsų pasirodymas ir ima mano viena moteris ir užtraukia ne tą toną. Viskas, menksta, niekas tai nesidaro, o aš nežinau, kad atrodo, nukrisiu ir nežinau.
Sako, va, pagal mane tu paimk, jos va taip renginys, sėdėdama, žmonių pilna salė, čia ta komisija, viskas. Sako, tu pagal mane paimk. Nu, toj uždainavo, toj pagal ją. Ir sutraukė, sudainavo, nu, vienu žodžiu. Ir jau paskiau eina tas aptarimas. Jau nieko, mane vieną paliko, visi jau ir tik moja ranka, kad jau čia bus viskas jau ir aš nenoriu neeit, galvoju jau. Nu, nueinam į tą aptarimą, jau čia mes įsiraidėjau, Stakliškės jau į pabaigą. Ir dar vakarinienė tokia, sakys, jau iš etnokultūros. Sako, nu va, sako, kodėl jūs taip nepadarėt kaip Stakliškė? Sako, ir jos paėmė net ant kitų barasi, ten kito kolektyvo, dar nesakysiu, nesvarbu čia. Sako, matot, sako, o jūs ir prastaugėt net tam tone visas dainas, sako, paėmė, sako, kodėl taip nepasitaisėt kaip Stakliškės? Jau man lyg viskį geriau. Nu, ir paskiau ta tokia dar irgi Pečiulienė būdavo iš Kauno, jinai buvo irgi etnokultūros specialistė, sako, nu taip gerai Stakliškės, mes darėm Stakliškių papročiai, mėšlavežio papročiai, apie mėšlavežį, tai ta Pečiulienė sako, nu taip viskas gerai, sako, man tik trūko mėšlo kvapo. Nu ir mes praėjom ir tais metais mes jau buvom nekur kokiam te kiemelį ir sodelį ir po krūmų, giti išmėtojuose, o mes jau buvom centre ir su sceno jau, tai va kokis buvo tas ir kritimas į duobę buvo ir paskui atrodo lyg sprogimas buvo iš viršaus, kad vat viskas pasisekė. Tai va sako, taip ir turi būti etnokultūra šitam folklore, kad tu gali pasitaisyti, gali. Tai va tai tokis atsimintiniausias dalykas buvo. Puikiai susitvarkėt. Ir viskas gerai, ne? Nu, viskas įsitaisė. O kokios temos apie Stakliškių žmonės jums buvo įdomiausios, apie kurias taip norėjosi rašyti, kas jūs domino? Labai sunku prieš važiuojant pas žmogų tas temas, nu, jeigu važiuoji, sakykime, jau žinai, kad kažkas velia iš Vilnos ar Tapo, tai yra viena, o kai nuvažiuoji kažkur, sakykime, į Stakliškių vienkiemius ir čia viena troba už kilometro kita ir tiesiog atvažiuoji tą pusdienį, kuo žmogus gyvena, o jo tas pasakojimas palieka labai didelį įspūdį ir įsimeni detalės ir įsimeni netgi, sakykime, yra kai kurių žmonių jau irgi išėjusių ir prisimeni jų tos pasakojimus ir juos, aišku, užrašai tą, ką jie leidžia ir pokario galų gale laikas, tas tremčių, partizanų. O ar būdavo lengva gauti tą visą informaciją, ar žmonės lengvai pasakodavo, ar reikėdavo taip? Kai kurie, ypač apie pokarį ir apie partizaninius ten tos laikus, tai tikrai žmonės paprašydavo, jie gal papasakodavo, bet paprašydavo, kad nerašyti. Nes, žinot, kaip kaimynas, dar yra likusių tos kartos žmonių ir yra visko buvę ir tais laikais, kai kažkas išduodavo, sakykime, ir draugai, ir galbūt kaimynai arba net ir artimiausi žmonės, giminės, broliai, seserys. Tai va ta tema buvo labai tokia sudėtinga, nors žmonės labai norėdavo atsiverti ir išsipasakot. Ir jiem tai būdavo tokia šventinė diena, sakykime, arba kai atvažiuoji ir randi darželį, pavyzdžiui, Anelė Ramansiškienė, ten irgi, nuo Stakliškių link Užuguosčio važiuojant. Ir jinai sulinkus su lazda, o darželis labai išpuoselėtas, ne vienos žolytės. Ir jinai turi irgi ką papasakot, paprasta kaimo moteris, sunkiai gyvenus, nors jai tai yra nesunku buvę visada, bet tie ir palikę tą įspūdį. Galų gale tas pats girininkas Stasys Jurkonis, kuris pažįsta kiekvieną miško takelį ir kiekvieną ant medžio augantį grybą arba, tai yra įdomu žmonės. Taip, paprasti, bet ypatingi. Paprasti, bet ypatingi. To ir ypatingi gal savo paprastumu ir nuoširdumu ir atvirumu, sakyčiau. Dabar dar prisiminiau į Pieštuvėnų kaimą grįžus, atkūrė savo tėviškę Danutė Jacinaitė. Ir jos žodžiai buvo, sako,
aš grįžau, čia jinai prie miško gyvena, labai gražiai išpuoselėjo tą sodybą. Ir pirmiausia, pirma mintis, kur man įsilieti į kokį kultūrinį gyvenimą, kur surast. Ir jinai atėjo pas vieną bendruomenės narę ir sako, gal aš galėčiau prisijungti prie jūsų bendruomenės. Ir tikrai jos, kiek žinau, įnašas ten irgi ir dainuoja, ir naujas patalpas, ir ėjo, ir dažė, ir ta prasme, kad žmonės noriai įsitraukia, sugrįžę jau, sugrįžę išėję, gyvenę ir jau dabar į pensiją išėję, sugrįžę į tėviškes ir jas atkuria. Per 52 metus labai tikriausiai daug suorganizavote visokių renginių, visokių, visko. Sakykime, koks buvo atgarsis bendruomenės jūsų organizuojamus renginius? Aš nežinau, čia klausimas man būtų, negali girtis ir negali peikti, čia gal daugiau jau turėtų bendruomenė spręsti. Buvo, visko buvo, žinoma, buvo ir gerai, ir pasisekdavo, buvo ir prasčiau, kitaip negali būti. Kas nedirba, tas klaidų nedaro. Bet ar žmonės įsitraukdavo? Įsitraukdavo, tai saviveiklininkai, tai labiausiai tai vertinu sporto šitus mėgėjus. Saviveiklininkai čia jau eini prašai, bet būdavo sportininkai, jie niekada visada nepaliko ant ledo, buvo tas Guosto šventėsgi prie ežero, visada jie padėdavo, patys susiorganizuodavo ir tikrai labai dėkinga jiems. Galbūt kažkuriuos žmonės norėtumėt paminėti kaip aktyvius talkininkus ar įkvėpėjus? Taip, dar muzikantai, kurie grojo pas mane ir groja dar pas Joną Kapeloj. Tai buvo du broliai tokie Saikevičiai grojo, ir paskiau du broliai Kaminskai. Dar jau po vieną liko, kiti išmirė. Tik tai tiek aš galiu pasakyti, kad. Kaip manote, kuo kultūrinė veikla prisideda prie miestelio gyvybingumo? Tai sakyčiau, gali visa kultūrinė veikla, visi renginiai, visos repeticijos, kaip gyva būna, kai privažiuoja ir mašinų, ir kai šventės. Vis tiek miestelis atgyja visais, be abejo. Ar yra žmonių, kurie perėmė jūsų idėjas ir tęsė jas savaip? Nežinau, ar neužpyks vadovas, bet muzikantai tai tie mano, kai Graina repetuoja beveik kūriniai, irgi tie daug kas yra to pačio. Ir kur mes sukūrės apie stakliškės dainas, apie midų, tai žinoma, jie jau viskį kitaip oranžavę, viskas. Bet irgi yra mūsų. Tai reiškia perėmė, labai malonu. Ar jūsų manimų jaunimui ši vieta vis dar gali būti įdomi ir prasminga? Nežinau, jei dirbtinis intelektas nenuneš, tai gal. Negaliu šito klausimu atsakyti. O jūs pati ar kažkada esate pajutusi, kad per žurnalistiką jūs saugote stakliškių atminimą? Nežinau, šitą klausimą gal atsakys po kažkiek metų jūsų karta, kuri, kiek jai bus įdomu tie tų žmonių likimai, aprašymai, arba kad ir tose pačiose apibraižose, esu rašiusi Aleksio pasaką, turėdama minty Aleksandrą Sinkevičių, lietuviško medaus įkūrėją, tai vieni kitų ieško, kažkas žmonės ten žinoma, kadangi kūryba, tai nieko negaliu pasakyti apie ką ten, nežinau, bet va taip yra, kiek pasiimsit, tiek ir turėsit. O kokį patarimą duotumėte jaunai stakliškiečių kartai? Gal sakyčiau, šitą, kad neišpardavinėtų savo tėvų namų, bet tęstų, gyventų, čia vestų tuos savus papročius, viską, kai tėvai, kai seneliai, o dar visi tik parduoda sodybas, parduoda vis. Aš sakyčiau, gal taip reikėtų jiem elgtis, daugiau palaikyti savo stakliškės ir savo tradicijas. Jeigu reikėtų dabar suorganizuoti savo paskutinį renginį, koks jis būtų? Sakyčiau, žinot, kaip laidotuvėm jau kaip senelė. Ale gal tokį patį kaip ir pirmąjį, sakyčiau, suorganizuotam. Sako, pirmą ir paskutinį. Kokia vieta Stakliškėse jums yra pati brangiausia?
Nu namai, čia mano namai. Brangiausia vieta namai. Va, čia prie ir kultūra, ir mano nama, ir mano kiemas. Labai gerai, Taip. svarbiausia. Pati mieliausia vieta. Kaip įsivaizduojat Stakliškes po 50 ar 100 metų? Oho. Nu, duok dievė, kad į karo nebūtų. Man atrodo, klestės ir toliau viskas. Tik tai, kad karo nebūtų. Tai ko palinkėtumėte? Palinkėčiau taikos. O ar jūs esate kažkada pagalvojus surinkti savo visus rašytus straipsnius į vieną kažkokį leidinį apie Stakliškių seniūnijos žmones? Žinoma, kad esu pagalvojus ir būtų gal gražu, bet tai čia yra svajonė. Kurią norėtumėte išpildyti? Tai žinoma. Aš tikiuosi, kad ir pavyks. Tikiuosi, tikėkimės. Būtų smagu viską rasti vienoje vietoje ir taip Tikėkimės. susipažinti. O kaip manot, ką norėtumėte pasakyti ir perduoti jauniems žmonėms ar visiems kitiems, kas apie daugumą vietų gal žmonių išgirdo pirmą kartą? Ką jiems norėtumėte perduoti? Gal kad nenustotų domėtis? Tiesiog, kad vėl prisiminiau Justiną Marcinkevičių, kaip sakė, rašė, pravažiavus Aukštadvarį, neprivažiavus Stakliškių atsiveria gražus kaip peizažas slėnis. Praleisiu ten kelias ir Lietuva, čia Lietuvą matau. Tai ir Stakliškių apylinkė, Stakliškių pati seniūnija, Stakliškių visi kaimai, tai ir yra ta Lietuva. Ir užsukit visi. Sienakalnis dabar traukia žmonės vėl. Ir galų gale Gostaus tas pats ežeras, daug mistikos visur. Užsukit į lietuvišką midų ekskursiją. Ir taip, taip išliks, kad išliktų ateities kartoms, kad domėtųsi, jaunimas domėtųsi viskuo, kas vyksta galų gale ir to, viso kuo, kad domėtųsi. Ir žmonės, vieni su kitais neprarastų to ryšio, kad būtų, kuo daugiau sueitų į bendruomenės, į vieni su kitais bendrystė ir tas jaunos kartos, kurios sugrįžta kurie sugrįžta jau, kaip sako, pensininkai, bet mes norim tėviškes atkurt ir kad visi drauge puoselėtų tą mūsų Stakliškių seniūnijos visus kraštus. O kaip galvojate, kaip atrodys Stakliškės po 50 ar 100 metų? Aš galvoju, kad tikrai bus išasfaltuoti visi keliai ir keliukai vedantys net į tolimiausius vienkiemius iki Rubežiaus, sakykime, Kaišiadorių visi keliai. Ir kad Stakliškių, nežinau, vadinsis tada seniūnija ar kaip, bet kad vadovaus tokia pati šauni, puiki seniūnė kaip mūsų Nijolė. Ir jeigu reikėtų apibūdinti Stakliškes vienu žodžiu, koks jis būtų? Vienu žodžiu, tai sakyčiau, aš vis labai tokį mėgstu. Stakliškiem savo kraštą vadinam, pats gražiausias, jis man iš visų. Bet vienu žodžiu, tai apibūdinčiau širdis. Žinoma, kad bendruomeniškumas. Ryšys tas, kad... Taip. Ačiū Jums labai. Ir už ką? Ačiū tau, kad paklausinėjai. Labai ačiū, labai buvo smagu išgirsti tiek naujų dalykų ir man pačiai, tikiuosi ir kitiems bus smagu pasiklausyti. Ir tikėkimės, kad Stakliškės tik plėsis ir galėsis. Tikėkimės, kad bus naujų verslų, o gal ir stiklinių pastatų ir naujų darbo vietų ir tik gražėsim ir tobulėsim. Ačiū. Ačiū Jums.